Greitai naujas karas bus. Sveiki gerbėmiai. Pradžiai noriu pasveikinti Jūs su naujais metais. Metai prasideda pirmadienį. Kas gero gali prasidėti pirmadienį? Bet pirmadienis išeiginė. Tai gal ir nėra blogai. Verčiu iš rusų kalbos anekdotą. Sako, kaip tau buvo 23 metai? Sako, tokie vidutiniški. Rusiškai sredniai, tai toksai ir vidutinis, ir vidurkis. Tai kaip suprast? Blogesni negu 22, bet geresni negu 24. Metai keliamieji, bus dar viena diena. Žmonės, kurie gimė vasario 29, galės pagaliau tikrąją dieną švęsti gimtadienį. Jeigu randate kalendoriukus 1912, 1940, 69 arba 96, galite naudoti tos pačius kalendoriukus. Nors ne, 12 buvo kitas kalendorius. Taigi, pradedam pokalbius apie karą. Vienas senas mano draugas parašė knygą apie karą. Jo vardas Karlas von Clausewicas. Pas jį knygoje apie karą. Karo akademija yra išvertusi ją į lietuvių kalbą. Aš nelabai patenkintas vertimu. Skaičiau anglišką versiją. Paskui vienas britų pulkininkas sako, o tu kurią versiją skaitei? Kokio vertėjo? Nes sako, aš iš tavo paskaitų matau, kad tu biški ne tą, truputėlį ne tą šneki. Kai pasakiau kieno, ne, sako, susirask kitą knygą. Pulkininkas J.J. Graham. Sako, čia tiksliausias vertimas į anglų kalbą, o visos kitos kalbos išvertė dar blogiau. Nors jisai britas. Toj knygoj beveik 200 kartų minimas Napoleonas. Mes grįšime prie Napoleono, bet dabar norėčiau šiek tiek kultūriškai nušokti į šoną. Nežinau kiek, bet nemažai žmonių klausia manęs, ką jūs galvojate apie filmą Napoleonas? Sakau, nemačiau, nežinau, negaliu vertinti. Bet jūs žinote, ten tas nutiko. Aš nuėjau į kiną. Jeigu neėjote ir planuojate eiti, reikia padaryti 2 dalykus. Perskaityti sumanimą, kaip einant į operą, programėlę, apie ką. Nes šitas filmas nėra apie karą. Ir jeigu jūs norite pamatyti filmą apie karą, tai šis filmas yra apie Napoleoną. Dar tiksliau apie Josefiną. Apie meilę. Mūšių scenų ten yra. Jos nėra tobulos. Jų yra maždaug tiek pat, kiek sekso scenų. Galiu pasakyti, mūšių scenos padarytos geriau. Tai ką dar reikėtų padaryti? Reikėtų pasižiūrėti veikiančių personažų sąrašą ir aktorius. Nes man truputėlį užtruko, kol aš susigaudžiau, kas yra kas. Ten yra labai nemažai personažų. Ir kai kurių svarbių personažų aš iš pradžių neatpažinau. Nespėjau atpažinti. Tai kalbant apie karą, pirmasis Napoleono mūšis šiame filme yra Tulonas. Reikėjo išmušti britus ir Napoleonas puikiai tai padarė. Bet vėl, kai žiūri tą visą eigą, jisai jojo į ataką, ant žirgo, daug artilerijos, kopėčios užminuota, tai yra parako bačka siena. Patrankos vidinys pataiko į žirgą, puikiai atrodo. Jisai nukrenta, išlenda iš po žirgo. Tada sprogsta siena, Napoleonas lipa kopėčiom. O kam jūs sprogdinot sieną? Gerai, tebūnie. Užlipa, kapojasi su britais, atsuka patrankas, pastato savo. Aš nežinojau, kad tais laikais buvo napalmo užtaisai. Nes laivai sproginėja ir pleška fantastiškai. Grafika puikiai. Tebūnie. Baigėsi mūšis, Napoleonas nusileidžia, prieina prie savo žirgą, ištraukia iš žirgo krūtinės patrankos sviedinį,
meta kitam vaikinui ir sako, nusiųsk mūsų mamai. Tada aš supratau, ten jo brolis. Na, klausimas, ar verta siųsti mamai patrankos sviedinį. Nors vyksta karas, aš likau gyvas, čia yra suvenyras, tai rodantis gražu. Užskaitau. Paskui Egipto kompanijoje jam atidaro sarkofagą, jisai bando bendrauti su mumija ir aš likau nesupratęs, koks simbolizmas. O Paryžiui Josefina turi meilužį. Tai aš dabar galvoju, čia meilužės sąsaja su mumija ar kas, tai prasme šito nesupratau. Bet vienu žodžiu jisai parvažiuoja į Prancūziją, gaunasi kiti dalykai, tada royalistai išeina į gatves, tada personažas, kurį pamiršau, sako, tu būsi mano pavaduotojas, second in command, ar mes galim jau sutvarkyti 20 000 royalistų. Napoleonas sako, galim sutvarkyti, jeigu aš būsiu vadovaujantis ir niekas man nenurodinės. Ir, nežinau, šrapnelė, nes tai kaip grape shot, kaip kalė, ko nėra filme. Filme nėra to, kad kai yra žiedinės sankryžos, labai maži artilerijos padaliniai, jie gali greitai pasukti patranką į tą pusę, į kurią reikia. Tai to nėra. Filme daug ko nėra. Filme nėra Ispanijos. Filme nėra Trafalgaro. Filme visai neblogai atvaizduota giljotina, Antoinetė nukirsdinama, bet paskui, kai bando nusišauti Robespieras, vienas žandaras jį pastumia, jisai nesugeba, išsitaško pusę žandikaulio. Ir žodis giljotina kaip ir nuskamba filme, bet Robespieras nebuvo nukirsdintas. Ir aš taip galvoju, kodėl Robespieras šiame filme nebuvo nukirsdintas, nes būtų labai gražu. Antoinetė, Robespieras, giljotina išardoma, bet ne, to nebuvo. Tada aš supratau, kadangi vienas aktorius bardas man buvo pasakęs, kad kiekvienam filme ir spektaklėje yra 3 svarbus dalykai, tai scenarijus, scenarijus ir scenarijus, man susidaro įspūdis, kad šito filmo scenarijų parašė pats Napoleonas. Nes ten, kur jo nėra, tai to siužeto nėra filme. Na, bet jeigu filmas vadinasi Napoleonas, tai viskas kaip ir gerai. Austerlitz. Fantastiškai nufilmuota, bet aš taip žiūriu, kažkas negerai. Paskui žiūriu Waterloo mūšio sceną, vėl žiūriu, kažkas negerai. Kadangi aš esu atsargos pulkininkas leitenantas, pratarnavęs 30+ metų, man teko būti mūšio vietose. Ir Waterloo, ir Austerlitzo. Vietovė neatitinka. Sumanimas kaip ir atitinka, bet vietovė per maža. Nėra to masto, tu nematai to pločio. Scena su patrankom į ledą įspūdinga, kaip ir okei. Taikos sutartis su Austrija, taip tai buvo. Paskui Tilžės sutartis, rusai, Aleksandras sako, aš nekenčiu Britų taip pat kaip ir tu, būkim broliais, Napoleonas nori imti ten caraitės į žmonas, bet viena iš jų tik 15 metų, nes Josefina negali turėti vaikų. Nėra visiškai aišku, kad tuo metu Rusija išėjo iš koalicijos. Ir kad nuo to laiko Britai liko prieš Prancūzų imperiją vieni. Taigi filmas galėtų pamokyti, kad rusais nepasitikėk, jie keičia pusės. Paskui, kadangi jie susitarė su prancūzais, bet susitarimo nesilaikė, rusas įsiveržė, Napoleonas įsiveržė į Rusiją. Borodino nekomentuosiu, pakomentuosiu Maskvą. Tai ne Maskva. Architektūra ant tiek nepanaši, bet kadangi aš ką tik mačiau kompiuterinę grafiką, aš galvoju, kodėl jūs negalėjot padaryti Kremliaus liepsnų siužete? Tarsi, Kremliaus liepsnų fone. Kaip ukrainiečiams patiktų? Ir tai būtų daugiau į realybę. Paskui vėl Paryžius, tada pabaiga,
Vaterlo ir žiūri į Vaterlo ant titnaginio šautuvo uždėtas optinis taikiklis. Galvoju, gal. Bet tai vis tiek. Tai smarkiai abejoju. Galite pasitikrinti. Snaiperiniai šautuvai atsirado 50 metų po. Pasitikrinau. Ir paskui žiūriu, Bliucheris ateina iš dešinės. Aš buvau toj vietoj. Ir man pasako, kad jie atėjo iš čia. Va čia Wellingtonas, jie atėjo iš čia. Ir gidas, kuris ėjo su mumis, jisai tikrai išmanė istorinius dalykus ir paskui atvedė tokį didelį panoraminį paveikslą ir sako, pasakykit tautos pavadinimą ir aš parodysiu, kur jūs nupiešti. Lenkas sako, o ten yra ulonai. Jie už Napoleoną. Sakau, lietuviai, o tie žali Tilžės dragūnai, netgi karininkai mokėjo lietuviškai. Vengrai, čekai, ir vienas Jungtinių valstijų kapitonas irgi pasakė, o tai Jungtinės valstijos, sako, pala, truputėlį per anksti. Tai yra netitikmenų. Britų snaiperis, kareivis su optiniu taikikliu, sako, aš matau imperatorių, galiu nušauti. Wellingtonas sako, neliesk, ne vadų reikalas žudyti kitus vadus. Ir jeigu tu šausi, aš tave nukirtinsiu. Paskui, kai Napoleonas jau bėga, snaiperis visgi šauna, pataiko į skrybelę, tą trikampę. Napoleonas biškį pajoja, atsisuka, iškelia kardą ir išjoja. Kadre matosi tik tai ranka, kad ten yra kardas. Galvoju, gerai, kas čia buvo. Tai paskui, kai reikėjo skaityti tą scenarijų, tai pasirodo, jisai atidavė Wellingtonui pagarbą. Kadras nebuvo panašus, kad pagarba atiduota. Tai šiaip, jeigu paskaitysit apie personažus, jeigu sužinosite, kas yra Teileranas, ten vaikšto žmogus toksai su tokia biški sužalota koja, nes 4 metų nukrito nuo spintelės. Tai čia yra didžiausias pasaulio sukčius, diplomatas, kuris buvo su Napoleonu, prieš Napoleoną, kuris visada sukčiavo ir Aleksandrui sakė, išdavystė yra tik tai laiko klausimas. Ir kai Teileranas mirė daug metų po to, žmonės kalbėdavo, Teileranas mirė. Kam jam to prireikė? Nes jisai nieko nedarė be savanaudiškumo. Tai gal tiek apie filmą. Per daug jam dėmesio. Sausio 3. 2020 metais Bagdade nužudomas Hasimas Suleimanis. Hamas, darydami išpuolius prieš Izraelį, paskelbė, kad jie keršė už Suleimanį. Aplinkoje yra tokios prielaidos, kad yra Irano ausis už išpolio. 2015 metais Suleimanis buvo susitikęs su Putinu. Tai kieno ten gali būti ausis? Visi viską neigia, niekas nieko netvirtina, nenori eskaluoti. Bet jeigu Napoleonas sako, istorija yra rinkinys melų, dėl kurių visi sutarė, tai nemanau, kad turėtumėm susitarti. Kaip žuvo Suleimanis? Jisai skrido iš Damasko, žmonės žinojo, tiem, kam reikia žinoti, kas skrenda, kur skrenda, 3 ryperiai būtų pjovėjas, Grim Reaper būtų giltinė, suka ratus vis Bagdado oro uosto, nustato automobilį, kuriame jisai yra, raketos sudirba, gyvų nelieka, Iranas atsako raketų smūgiais, kai kuriuose bazėse apie smūgius jau buvo žinoma, tame tarpe ir ten tarnaujantis lietuviai buvo evakuoti, bet iš karto po 3 dienos buvo labai daug išpuolių, akmenimis, Molotovo kokteiliais, tai yra koalicija turėjo įtampos. Kaip viso to kulminacija galima būtų pavadinti ukrainiečių lėktuvo numušimą Irane. Tai yra, viskas turi priežastį, viskas turi tikslą, bet kažkas atsitinka per klaidą. Ir ta klaida gali tapti kita priežastim sekančiai klaidai.
Ką būtų galima pasakyti gražaus? Antrą Kalėdų dieną nuskendo laivas Novočerkask. Jisai yra amfibinis laivas, labai įdomus, pakrauti galima ir iš priekio, ir iš galo, atidarant denį, kranais, dėl to, kad denis atsidaro, ten negali būti sraigtasparnių. Pasak ukrainiečių šaltinių, dar 10 tokių biuroj liko, bet kas įdomu apie tą laivą? Jisai gali gabenti 450 tonų, išsikrauti tiesiai į krantą, pasikrauti iš kranto. Ir plotas, kiek galima ko pakrauti, 630 kvadratinių metrų. Ten telpa maždaug apie 25 vienetus technikos. Tai šlovė Ukrainai. Greitai naujas karas bus, per Kalėdas ar Velykas. Greitai naujas karas bus, greitai